Sveiki, mėly Lietuvos žuvų kanalo gerbėjai ir žiūrovai. Sveikinuosi aš, Monika Kazlauskaitė, Asociacijos Lietuvos žuvys atstovė. Šiandien esam Neries regioniniam parke, Plukių žydėjimo šventėj, o šalia manęs sėdi Vilniaus universiteto geografas, docentas, gerbiamas Laurynas Jukna. Labas, Laurynas. Labas, Monika, sveiki jūs. Taip, tai dar nepasakiau savo visos litanijos. Labai prašau visų, parašykit komentarą, paspauskit patinka. Prenumeruokit mūsų kanalą, nes mes planuojam čia kalbinti tikrai tokius įdomius žmonės kaip Laurynas. Šiandieną darysim ir daugiau podcastų, todėl norim auginti visą mūsų auditoriją. Šiandien Laurynas šitoje šventėje papasakojo tikrai daug įdomių dalykų, skaitai pranešimą apie laivybą ir, pirmiausia, tai man toksai užsikabino vienas momentas apskritai, kaip Neris atsirado tarp tų mūsų kelių sąrašo, ar ne? Ir kaip čia paksas su tuo susijęs? Taip, apie laivybos grėsmės kalbėjau, pasakojau pranešimą ar kalbėjau apie šią temą. Tai Neries istorija kaip valstybės reikšmės vandens kelio. Jeigu trumpai, pati istorija valstybės reikšmės vandens kelių mena net tokius senus laikus, 95 metus, kuomet buvo priimta turbūt pasirašyta pirmoji vandens kelių sąrašo, turbūt redakcija, gal galima taip pavadinti. Ir tai buvo 95 metais. Neris nerimi net nekvepėjo, buvo visiškai kelios eilutės, tai yra Nemunas, Mituvos, Jurbarkų mieste, trumpa upelio atkarpa nuo senų laikų, turbūt jau iš tikrųjų tenais naudota kaip kažkoks gal nedidelis uostas. Dėl šitos atkarpos nesu tikras, nežinau, tai nesigilinau ir gal nesiplėsiu. O Neries ten nebuvo. Tiesa, dar Kuršių marios buvo ir panašiai. O tai kada Neris atsirado? 2001 metais Rolando Pakso pirmininkavimo laikotarpiu ir Rolandas Paksas pardavė Nerį. Pardavė kabutėse. Taip, Paksui. Ačiū Paksui, taip. Pridarė jisai iš tiesų nemažai reikalų, bet vis dėlto kaip yra su tuo dabar Neries, pavadinkim, ar ne, keliu, tai vis dėlto ar mes čia, kaip yra teigiama, kad mes čia turim prižiūrėti, tvarkyti tą kelią, kad tas kelias funkcionuotų. Ką sako teisės aktai apskritai? Taip paprastai žmogiškai sakant. Jeigu pažiūrėsim formaliai, tai Neries upė nuo Vilniaus iki Kauno, ne visa, tai aukščio Vilniaus, tas Neries upė neįtraukta į vandens kelių sąrašą. Iš viso berods 173 ar kažkas apie 170 su trupučiu kilometrų. Ir išskirtos dvi atkarpos. Tai yra Vilnius Jonava ir Jonava Žiotis arba Jonava Kaunas, kitaip tariant. Vilnius Jonava, Vilnius Jonava ir Jonava Vilnius yra dvi skirtingos atkarpos, kuo jos skiriasi, tai projektuojamų vandens kelio gylių. Pirmoji atkarpa, tai yra Vilnius Jonava, projektuojamas vandens kelio gylis yra 75 cm. Jonava Kaunas, gilesnis vandens kelias numatytas jau konkrečiai matyt, kur turint omeny krovininę laivybą, tenais yra berods 120 cm ar 140. Reikėtų pasitikslinti, bet daugiau negu metras. 120 berods centimetrų. Tai dvi atkarpos, jos šiek tiek, reiškia, skiriasi savo projektuojamais parametrais. Jos, būkim teisingi, jos niekada nebuvo eksploatuojamos. Neries kelio nebuvo. Tai po tokio, bent jau mūsų nepriklausomybės laikais, tai tikrai tokio nebuvo. Reikėtų gal paminėti, kad vandens kelias labai nedidelį atkarpoj, tiesiog yra Vilniaus mieste, ir berods gal Kaune, nesu tikras dėl Kauno. Vilniaus miesto ribose yra išskirtas eksploatuojamas vandens kelias. Čia yra sužymėtas jisai bujais ir čia vyksta plokščiadugnė, nuo šios vasaros galų gale vyks plokščiadugnė laivyba. Taip, čia tos, kaip suprantu, ten viešajam transportui kažkaip kaip stotelės kažkokios bus Neryje įrengtos. Jau berods renginėja, taip, ir plukdys keleivius, bet plukdys plokščiadugnėm priemonėm, gilinimo darbų nereikia. Jie nenumatyti.
Gerai, bet, pavyzdžiui, per tavo pranešimą rodė irgi ichtiologo Tomo Virbicko ten tokias, ar net vietas, raudonai pažymėtos atkarpos, kur reikėtų nukasti tam tikras Neries raunumas, rėvas. Tai vis dėlto taip, jeigu pasižiūri tą visą žemėlapį, tai atrodo, kad tų raudonų vietų daugiau nei kad kasamų vietų, nei kad nekasamų. Jų yra labai daug ir iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtume, išlygintume visą Nerį ir sudėtume tas atkarpas, kurios numatytos gilinti arba kuriuose reikėtų gilinti, kad pasiekti tą projektinį gylį, nu tai ilgiai būtų tikrai ganėtinai įspūdingi. Aš tikrųjų reikėtų padaryti eksperimentą ir pasėdėti, gal pasiskaičiuoti tuos ilgius. VKD, ar kitaip tariant, vidaus vandens kelių direkcija, net nebejoju, yra susidėlioję šiuos ilgius, nesu tikras, ar jie juos kažkur yra viešai kažkur deklaravę, bet, atkarpos iš tikrųjų yra ilgos. Gausybė seklumų, gausybė rėvų ir didžiuliai kiekiai grunto, nenuosėdų grunto, kurį reikėtų iškasti gilinant upę. Nevalant, gilinant upę. Koks yra, čia tarp kitko irgi yra svarbu matyti, koks yra skirtumas, nes labai dažnai prasišaunam, gal net ir mes, ir labai, sakyčiau, laisvai interpretuojama tom keliom savokom. Ar tai gilinam, ar tai valom, tai mes nevalom. Tiksliau, Neris nėra valyta niekada. Čia nepriklausomybės laikotarpį nebuvo vandens kelio. Čia nebuvo jisai apskritai įrengtas, niekada nebuvo įrengtas kaip po toks. Tai jeigu mes kalbam apie vandens kelio, sakykime, įrengimą, tai jokių būdų negalim kalbėti apie kažkokių nuosėdų išvalymą. Tai yra gilinimo darbai, gilinimo ir kasimo darbai. Taip. Ir dabar pastebėjau, kad paskutiniu metu labai suaktyvėjo, kaip sakoma, ar ne, čia mes, nevyriausybininkai, jūs mokslininkai, ar ne, dar jūs ir su mokslo taryba esate išplatinę, mokslo akademija, atsiprašau, išplatinę pranešimą, kad reikėtų užbraukti, ar ne, Nerį ir Nemuno aukštupį iš tų kelių sąrašo, tai dar apie tai pasikalbėsim, bet pastebėjau Facebook'e, kad tikrai suaktyvėjo ta kita pusė, kuri, kaip sakyt, už laivininkystę, už laivybą ir irgi labai pradėjo kelti tas istorinės nuotraukas, kur pažiūrėkit, kokie laivai čia Vilniuje kadaise buvo, kodėl tada žmonės kažkodėl buvo tokie progresyvūs, mes čia atsilikėliai dabar čia visko, tik tais viską uždraust norim, čia pas mus nieko negalima daryti. Tai vis dėlto ir per pranešimą girdėjau, pasakoju apie skaičius, apie debitą Neryje, tai papasakok apie tą istorinę laivybą Neryje, kas yra pasakoma ir kas yra nutylima šitoj vietoje. Gerai, čia pradėkim tada. Yra daug aspektų, kuriuos reikia paliesti. Laivai, tiksliau laiveliai, plokščiadugniai laivai, reikia akcentuoti plokščiadugniai laivai, jie išties plaukiojo, tarp jų paminėtinos turbūt vytinės arba strugai, tokie laivai. Yra kažkas panašaus į Kurėną. Yra išmės plokščiadugnis laivas, maždaug metro ar aukštais bortais, kad galima būtų pakrauti druską, silkę, medieną, sėmenis, linų, kažkokias gal kailius ir taip toliau. Iš esmės krovinius, kurie iki XIX amžiaus buvo periodiškai transportuojami upėmis. Kaip vyko tas transportavimas, kaip vyko ta laivyba. Laivyba nevykdavo niekada ištisus metus. Tai yra vandeningų laikotarpių vykdavo. Kaip ir sakiau, kroviniai buvo plukdomi tais plokščiadugniais laiveliais. Jiems nereikėjo jokių būdų gilinimo darbų. Dalis laivų nuplukdžius, pavyzdžiui, iki Karaliaučiaus arba Dancigo buvusio, dabar mes turime Lenkijos uostą, taip, tuoj prisiminsiu, Dancingas. Paskui įdėsim, kai atsiminsi, žinai, žodžiais parašysi. Dievaži, Gdanskas. Tai iki Gdansko galbūt į kitus Prūsijos ir kitus Prūsijos miestus pasiekdavo. Kas būdavo, tai didesnius laivus tiesiog jų neapsimokėdavo. Galų galia tai yra sunkus darbas vilkti atgal prieš srovę. Juos išrinkdavo ir dalį jų išrinkdavo ir parduodavo medienai. Vilkdavo atgal smulkesnius laivus, smulkesnės vytinės. Jau tada daugiau į prieš srovę keliaudavo prabangos prekiam, šiek tiek apsikrovę
tie upeiviai, kurias tas galų galia tas prabangos prekes čia vietoje, kiek galėdavo, jie parduodavo. Tai Vilniaus mieste buvo, sakykime, toks nedidelis ir uostas dabartiniai Seimo maždaug teritorijai, maždaug kur dabartinis Seimas yra. Kodėl mes neturim galingo uosto, kodėl Vilnius nėra uostas, ne, kaip... Dabar nori vadinti Vilnių uostamiesčiu. Taip. Todėl, kad buvusio uosto teritorija buvo sudaryta iš sandėliukų medinių pagrinde, vyravo vieno aukšto sandėliukai, kuriuose buvo vienas kitas ir dvi aukštis. Istorikai lyg ir sako, na ir tuose sandėliuose ar sandėliukuose buvo kas saugoma, virvės, visokie rakandai, kurie buvo reikalingi gal tuos laivus eksploatuoti ir panašiai, galų galia kroviniai tie laikinai buvo sandėliuojami, bet kas irgi paminėtina, kad tas uostas nekartai yra nuplautas potvinių, tas uosto statiniai, net tie sandėliukai yra ir sudegę, todėl mes neturim iš tikrųjų jokio tokio palikimo. Ir 19 amžiui laivyba sunyko Neryje. Kodėl jinai sunyko? Tai labai paprasta paaiškinti. Pirmas dalykas, LDK laikotarpiu laivyba buvo paklausi. Kodėl? Todėl, kad neturėjom didelio ir išvystyto kelių tinklo. Kitas dalykas, pati kelių danga jinai suponavo, kad, pavyzdžiui, rudenį būdavo gan sunku transportuoti dėl, sakykime, pažliugusio kelio dangos ir panašiai tuos krovinius. Dar vienas dalykas, tai šiek tiek būdavo pigiau, nes mokesčiai sausumos keliais transportuojant krovinius buvo šiek tiek didesni negu plukdant upe. Viskas turi savo galiojimo laiką ir plečiantis geležinkelių transportui, plečiantis galų gale kelių tinklui, tiesiog tapo neracionalu ir nebe naudinga ekonominė prasme per brangų. Bet Laurynai, ten irgi minėjai, kad ir debitas vandens keitėsi istoriškai žiūrint ties Vilnium. Tai kaip tie skaičiai, galbūt atsimeni? Mes juk didžiausius potvinius Neryje turėjom berods 1931 metais, jei neklystų. Tai prieš antrąjį pasaulinį karą. Dabar potvinio, atkreipkite dėmesį, mes neturime. Kodėl taip yra? Ir čia vėlgi yra eilė skirtingų priežasčių. Pirma, turbūt ir ganėtinai svarbi, kurios niekas neginčia, sveiko proto žmonės to neginčia, tai klimato kaita. Klimato kaitą sunku užginčyti, jau lab, kad tai yra paremta objektyviais faktais, duomenimis ir mokslo žiniomis. Klimato kaitos kontekste mūsų upės vis dažniau susiduria, ir mes iš tikrųjų patys susiduriam su ilgesnėm sausrom, mažesnių kritulių kiekių, pasikeitusių upių nuotekių. Ir kas vyksta upėse, ką mes matom upėse, tai iš esmės sumažėjusi nuotekį. Jeigu prieš karyje mes turėjom ties Vilniumi vandens debitą Neries, tai yra į sekundę, per skerspjūvį Neryje pratekėdavo ties Vilniumi maždaug 120 kubinių metrų į sekundę. Tai vakar pratekėjo vakar dienos duomenimis, pagal hidrometeorologijos tarnybos duomenis, 62-63 metrai į sekundę. Vidutiniškai šitas rodiklis siekia kažką apie 80 kubinių metrų į sekundę. Dar reikėtų paminėti, kad prie sumažėjusio debito taipogi prisideda ir mūsų nedraugiški kaimynai, tai yra Baltarusijos. Baltarusijoje esanti Vileikos užtvanka ta pati. Vėlgi 76 metais dalis Neries vandens pradėta naudoti Minsko vandens sistemai aprūpinti. Ir dar galų gale turim tą patį Astravą. Astravas nuo 2000 kelintų čia tų metų, kai startavo, naudoja Neries vandenį savo reaktorių aušinimo procesui. Iš mes aušinimui. Ką tas reiškia iš tikrųjų? Tai dalis vandens yra tiesiogiai naudojama gal kažkokiam buitiniam ar kitom reikmėm, dalis yra sukaupta užtvankose, pavyzdžiui, Vileikos užtvankoje, ir tai dalinai keičia hidrologinį režimą. Mes turim sumažėjusi debitą ir sumažėjusi vandeningumą. Tai gerai, mes turim sumažėjusi vandeningumą, klimato kaitą, Astravą ar ne užtvanką Baltarusijos pusėje, bet yra vis dėlto tas noras ir turbūt reikėtų ir žiūrovam pasakyti, kad galbūt atrodo, kad tos diskusijos nurimo ir kad tarsi atsisakyta tos minties, bet jos tikrai nėra atsisakyta ir tos diskusijos iškils ir Neris vis dar
yra tas geidžiamas laivakelis, kurį norima ten įrengti. Tai vis dėlto, Laurynai, visus tavo paminėtus faktorius turim, ar ne? Ir vis dėlto, jeigu tos rėvos būtų nukastos, raunamos nukastos, kurių Neris tikrai turi daug, kaip ta pati upė pasikeistų? Upė virstų kanalu. Tiesiog kanalu ir su Neries pritaikymu laivybai, tai yra jos gilinimo ir kasimo darbais, mes gautume nebegrįžtamus pokyčius. Kaip tie pokyčiai konkrečiai pasireikštų? Tai pirmas dalykas, keistųsi pats nuotykis, kuris padidėtų teoriškai. Tai yra, išmės daugiau vandens nubėgtų, nes mes turėtume lygų gražų kanalą, kuriame iš esmės tėkmė susikoncentruotų per ties farvaterį arba ties giliąją jo dalimi. Kitas dalykas, mes palaipsniui turėtume pasikeistų išilginis profilis upės vagos. Tai yra tas skaudus dalykas, kuris, iš esmės yra neatkuriamas. Bet kuriomis hidroinžinerinėmis priemonėmis, kurios būtų tvarios, sakykime taip, užtvankų mes juk nestatysime, kurios būtų tvarios ir nedarytų dar papildomai žalos, nėra tokių priemonių, kurios būtų efektyvios tokio dydžio upėse. Kitas dalykas, keičiasi skersinis upės vagos profilis, kaip jisai keičiasi, mes gilindami upėje tarsi rėminame į stačių šlaitų kanalą ir upė netenka galimybės per tam tikrą laiko tarpą vingiuoti arba mendruoti. Pasikeičia erozijos arba vandens galimybė ardyti krantus ir nebūtinai krantų vagą. Tai yra erozijos procesų pobūdis. Gali suaktyvėti gilinamoji erozija, dėl to absoliučiai stipriai keičiasi ekosistemos, pačios ekosistemos ir jose gyvenančių organizmų rūšys. Mes vienareikšmiškai neteksime tokių svarbių ir saugotinų rūšių kaip Baltijos lašiša, kaip tos šlakės, tas pats upinė nėgė, toliau salačiai, kurie neršia sraunumose, vėlgi reikėtų paminėti tuos kujagalvius ir dar eilę skirtingų saugomų rūšių. Dings salpos, labai svarbus upės slėnio hidrografinis elementas, kas yra salpa, tai yra žemiausia upės slėnio dalis, kuri periodiškai yra užliejama poplūdžių ir potvinių metu. Kuo jos yra svarbios? Potvinių ir poplūdžių metu upės salpose, užliejamose slėnio tuose salpų dalise veisiasi, gyvena ir auga įvairių žuvų jaunikliai. Vienas dalykas, tai yra retų ir saugotinų, eilės retų ir saugotinų augalų buveinės. Iš esmės svarbus elementas hidrografinis, gal moksliškai pasakysiu, bet upės sistemos stabilumui išlaikyti. Turbūt galima būtų vertinti dar ir minėti tų dalykų, bet kas yra svarbiausia ir turbūt ką reikėtų akcentuoti, kad tų pokyčių mes nebegalėsime atstatyti. Mes upės atgal atkurti, jeigu staiga sugalvotume, mes negalėsime. Bet šiaip apskritai ir Neris vadinama ta upė viena jau iš paskutinių Europoje, kuri yra paskutinė jau. Paskutinė stambi lygumų upė. Paskutinė labai didelė lygumų upė Europoje, o bendrai, jeigu pasižiūrėsime didelių upių kategorijoje, tai yra dvi. Upės Šiaurės Švedijoje, berods Torno upė, reikėtų pasitikslinti tikslų gal pavadinimą, kartais užkrentama, ir Neris antroji. Tai yra dvi upės, kurios turi tiesioginį susisiekimą su jūra ir kurių vagos yra sąlyginai arba visiškai natūralios. Tai mes Neries upės visoje Lietuvos teritorijoje, jos vaga iš esmės natūraliai, gal tik tai turime sureguliuotą vagą labai labai nedidelėje atkarpoje, tai Vilniuje, kur mes turime suformuotas krantinės, bet bendrai upės ekosistemai ar geosistemai tas įtakos neturi toks. Bet čia buvo anksčiau pasigirdę kalbos, kad būtų galima va čia ir kariuomeniai padėti, ar ne, kad čia iš Pabradės, ar ne, sujungt Pabradės su Rukla, bet čia, kaip suprantu, išvis tai yra skamba utopiškai, nes to kelio netgi už Vilniaus, kaip minėjai, nėra ir dar reikia nepamiršti Žeimenos. Ir reikia šiaip gal palinkėčiau. Ir sveiko proto. Sveiko proto tokiem žmonėm palinkėčiau atsiversti bendrą geografinį arba politinį žemėlapį ir pasižiūrėti, kokį kaimyną turim ties Nemunu. Daug nuo Kuršių marių ir iki kurios čia, aukščiau šiek tiek, žemiau Jurbarko, taip, tai aš tada jiems norėčiau užduoti klausimą, kaip jūs plukdysite
iš esmės gynybos priemonės arba kaip jūs plauksite farvateriu, kai turite kitoj Nemuno pusėje agresorių, ane, ir sieną einančią per vidurį. Nuo Pabradės iki Ruklos plaukti. Tai gerai, tada sakykim taip, o pervežti iki Ruklos tada turbūt automobiliais, ane, ar kažkokiais ten sunkia technika. Tai grįžkim tada prie to, tai reikia turbūt vėlgi pasižiūrėti žemėlapį ir atkreipti dėmesį, kad Neris iki Ruklos, iki Pabradės neteka. Tai Žeimeną mes turime, ne? Turime Žeimeną, ir Žeimena yra maždaug, norėjau sakyti, Merkio dydžio, bet žmonės, kurie nežino nei kaip Merkis, nei Žeimena, atrodo, tai gal jiems sunku būtų suprasti, tai kiek čia 10-20 kokių metrų pločio upė. Aš absoliučiai neįsivaizduoju, man net vaizduoti, kiek aš besistengiu įjungus, niekaip nepavyksta įsivaizduoti ten transportuojamų ir kažkokių tai sunkių gal fantazijos ponai docentui trūksta, nes aš kiek esu girdėjusi, tai žurnalisto Edmundo Jakilaičio tokias mintis, kad net ir Vilneliai ten sakė, baržos prasisuktų, va taip va. Dievaži, mes matom, kaip dabar Nemune baržos prasisuka Ledonešyje ir beje skaičiau keletą komentarų vietinių žmonių, kaip dabar bent praeitą savaitę, tai dabar nežinau, kada mes čia filmuojame, praeitą ar už praeitą savaitę 2 kartus barža Seklumoje strigo. Čia Nemuno žemupy. Tai problemos net ir jau esamam ir jau įveiklintam kelyje, kaip suprantu, nesibaigia nei žiemą, nei vasarą. Turbūt visi matėm video, kaip papūtų šoninėm vėjui buvo blaškoma barža ir reikėjo daug pastangų reikalų, kad ją galų galiai išlyginti ir priparkuoti berods. Taip, čia kaip Tokijo driftai atrodė šiek tiek užpjovė šonų, bet kalbant apie pačią ar ne nerį, jūs kaip mokslininkai, tiesą sakant, aš jau seniai nemačiau Lietuvos mokslininkų, ichtiologų, hidrologų, biologų, geografų, klimatologų, kurie tikrai būtų tiek susivienyje ir tikrai stengtųsi atkreipti ir visuomenės dėmesį, ir sprendimų priėmėjų dėmesį, į šitą tikrai opę problemą. Tai kaip jums sekasi, jūs parengėt raštą su Mokslo akademija, ar ne? Ar kažkokių atgarsių yra po to? Tai gal tada truputį istorija nuo pradžių. Pasigirdu šitiems gandams iš tikrųjų, kadangi mokslininkai bendrauja tarpusavėje, iš tikrųjų sukilo didžiulis, sakykime, ažiotažas mokslo bendruomenėje, gamtos mokslo bendruomenėje ir iš tikrųjų ne vien tik tai, sakyčiau, geomokslo, ar biomokslo. Tikrai girdėjau didelio nerimo ir iš žmonių, kurie yra ir chemikai, ir fizikai, kurie supranta fizikos dėsnius, kaip vanduo teka, ir iš hidroinžinierių. Dalies hidroinžinierių tikrai buvo nuogastavimų, tų, kurių teko bendrauti. Ir mokslo bendruomenė, ganėtinai sakyčiau, operatyviai reaguodama į tokius planus, remianti savo tiek ekspertiniam žiniom, tiek mokslų paremtais faktais bei duomenimis, parengė viešą savo pozicijas. Ją išsakė ir Vilniaus universiteto Chemijos geomokslų fakultetas, yra Geomokslų institutas, kur, kaip ir minėjai Monika, yra ir geografai, ir hidrologai, ir klimatologai, ir gamtos tyrimų, šitą gyvybės mokslų centras, biomokslų atstovai, gyvybės mokslų centras, didžiausias tyrimų institutas Lietuvoje, korifėjai. Gamtos tyrimų centras. Gamtos tyrimų centras, taip. Korifėjai dirbantis pas mus su vandens telkiniais ir su hidrologija, ir su gyvybė juose. Ir galų gale visą tai, sakyčiau, vainikavo surengta konferencija ar diskusija, galima ir taip pavadinti, Lietuvos mokslo akademija. Reikėtų paminėti, turbūt žmonėm gal kartais nieko nesako, Lietuvos mokslo akademija tai yra įstaiga, kuri vienyje mūsų mokslo elitą Lietuvoje. Šiandien mokslo akademija nepapulsi šiaip ir mokslo akademikų netapsi šiaip. Tai tu turi turėti labai didelius nuopelnus mokslę, iš gerai žinomas pasaulio Europoje ir turėti labai didžiulį žinių bagažą ir iš esmės įdirbį ir pripažinimą. Tai iš esmės mokslininkai, kurie žinomi visame pasaulyje, susirinko, yra Mokslo akademija vandens taryba, kurie pateikia savo nuomonę arba išsako, arba dirba su klausimais visuomenė ir ne tik visuomenė ir moksle,
susijusiai su vandeniu. Tai mokslo tarybos dėka buvo suorganizuota diskusija, vieša diskusija, susirinko tikrai daug mokslininkų ir galų gale mokslo akademija priėmė štai tokį bendrą poziciją, kuri atitinka ir kitų mūsų minėtų mokslo institucijos ir mokslininkų bendruomenės nuomonė. Buvo aiškiai pasakyta, kad Neris turi būti išbraukta iš valstybės reikšmės vandens kelių sąrašo. O Nemuno aukštupys ten buvo irgi įtrauktas. Taip, Nemuno aukštupys taipogi. Na, vadinkim jį vidurupį. Taip. Jo, taipogi, bent jau ta dalis, kuri liko natūrali ir kol kas neišgilinta. Ir kad laivyba juose, tose atkarpose, jeigu jinai ir būtų kažkokiu būdu įmanoma, tai būtų vykdoma tik nebent plokščiadugnėmis priemonėmis, kurios absoliučiai nereikalauja jokios intervencijos į vagą. Nereikia keisti. Lygiai taip pat kaip dabar Vilniuje, sakykime, bus, tai yra plaukios elektriniai laiveliai, kurių grimzlė yra keliasdešimt centimetrų, kuriems netrukdo seklumos rėvos. Tai sakyčiau, mūsų mokslo elitas pareiškė vienareikšmiškai, aiškia ir tokia. Taip, tai jūs išsiuntėte tą nuomonę, ar ne, kažkur Seimui, prezidentui? Jei neklystu, buvo prezidentūra išsiųsta, buvo Seimo pirmininkų, jei neklystu, išsiųsta ministerijom berods. Negaliu pasakyti tiksliai, kur, kad berods buvo šito. Ar girdėjosi kažkokių reakcijų atgal, ar taip tiesiog kaip į šulinį pradingo? Kol kas negirdėjome jokių reakcijų. Na tai reikės pasiklausti, ar ne, kaip mūsų politikai vertina visą tą iniciatyvą. Bet jeigu grįžtant dar prie tos pačios šalies reikalų, minėta pati mokslo akademija, aš kaip suprantu, į tą konferenciją vidaus vandens kelių direkcija neatvažiavo, nors buvo kviesta, ar ne? Buvo kviesta, taip, mokslo akademija kvietė atstovus VVKD. Jo, ir jie nerado laiko, viskas suprantama, nes, kai buvo Seime, ta konferencija Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojos Aistės Gedvilienės, ta konferencija, kur mes ten buvom susitikę, tai buvo Lietuvos mokslininkai, tarsi taip pavadinti gana atvirai šališkais, neobjektyviais, kažkas tokio panašaus susidaro. Šiaip, kiek mačiau spaudoje, ką rašo, kad apskritai Lietuvoje yra apie 109 blogos būklės tiltai, norint sutvarkyti visą mūsų kelių infrastruktūrą. Ankstesnis Via Lietuva vadovas buvo sakęs, kad reikėtų 15 milijardų. Suprantama, kad mes tokių pinigų neturim. Ir man labai keistai atrodo visas tas kažkaip bandymas parodyti, kad šiandien ir dabar, atsižvelgiant ir į mūsų geopolitinę padėtį, kad mums tikrai reikia tų pinigų ir gynybai ir viskam kad norima dėl pramogos, paprastai tariant, dėl tos pramoginės laivybos, kuri irgi klausimas, kiek čia jos būtų ir kiek žmonėms ta tokia laivyba būtų patraukli, tas toks aklas noras pramušti tą projektą. Ir kaip kalba ar pačiam vidaus vandens kelių direkcijos Facebook'e rašoma, kad bus atliekami darbai tik išklausius abi pusės, taip toliau, tarsi bandoma raminti. Ir toks kartais atrodo keistas jausmas, kai tu supranti, kad tam pačiam Neries žemupyje, kur jie jau turėjo būti pradėję kasinėjimo, tvarkymo darbus, saugomų teritorijų tarnyba iš pradžių išdavusi teigiamą reikšmingumo išvadą, paskui kilus visam šitam visuomenėje šurmuliui, atšaukė tą reikšmingumo išvadą, supratusi, kad jie padarė galbūt neteisingą žingsnį. Vidaus vandens kelių direkcija apskundė teismui. Ir šitą dalyką jie nutyli ir nepasako. Ir kryptingai arba, sakykime taip, užsispyrusiai ignoruoja klausimą šitą, lyg ir negirdėdami jo, bet iš tikrųjų vyksta teisena. VVKD yra apskundusi šį sprendimą saugomų teritorijų tarnybos atsiimti reikšmingumo išvadą. Tai, sakykime, jeigu tokių planų artimiausių metų nebūtų, kam kreiptis į teismą, ne? Labai paradoksalūs dalykai. Iš karto galim, nebūkim turbūt konspiracijos teorijų šalininkai, bet, logika pati diktuoja. Bet aš net nesuprantu, ką ten jie žada plukdyti tam Kaune ir kokios ten yra idėjos ir sumanimai, galbūt reikės irgi pasiteirauti jų, nes mes būnam labai dažnai Kaune
kiekvieną dieną vaikštau Neries žemupyje ir aš tiesiog žmogiškai nesuprantu, kodėl ten taip norima kažką ten taip pritaikyti tai laivybai. Bet ką ir žmonės, ir mum rašo į Lietuvos žuvis, kad žmonės tikrai nerimauja, bijo dėl to, kad sako, vat jeigu bus pradėta Nemune, tai jie tikrai dasikas iki Jonavos, o tada jau ir iki Vilniaus. Reikia pasižiūrėti, aš net nebejoju, kad iki Jonavos Achemos turėtų eiti geležinkelio vėžė. Tikrai turėtų būti. Tai jinai ir eina. Tai tada klausimas, kam yra iš Kauno, ne? Turbūt, kad eina, reikėtų pasitikrinti. Tikrai tikiuosi, nes jau nuo seno yra šita Achema, tai kol mes kalbam, mūsų operatorius viską patikrins. Tai tada absoliučiai, jeigu jinai yra, tai būtų neracionalu, nes geležinkelio transportas perveža daugiau, galima sakyti, kad į baržą ten sukišim tuos 90 ar kiek ten tų 60 ar 10 tų konteinerių ir taip toliau, bet aš norėčiau sustoti šitą vietą. Nėra uosto, B, nėra krovos infrastruktūros, C, nėra saugojimo infrastruktūros, D, nėra privažiavimo infrastruktūros. Tai yra didžiulės investicijos ir mes nebekalbam jau apie 10 milijonų pinigų, milijonų eurų. Mes kalbam apie didesnės sumas. Toliau, ką reikėtų akcentuoti, kad vandens keliai nėra keliai, kuriuos mes įrengėme ir pamiršome. Jų priežiūrai reikalingi taipogi resursai ir pinigai. Kiekvienais metais reikia gilinti, kiekvienais metais reikia gruntą iškasdinėti, reikia palaikyti projektinį gylį, reikia palaikyti, jeigu būtų įrengtos būnos, reikia palaikyti ir būnas. Šiaip ir būnos yra gana brangus projektas, kiek teko skaityti žiniasklaidai, ten milijonai irgi nemažai yra investuoti į tas būnas. Iš tiesų, tai ir kitas dalykas, Jonava ir Neries žiotis, tai yra Kaunas. Projektinis vandens gylis šioje atkarpoje yra 1,20 m, kaip ir sakėme, ne? 1,20 m tai reiškia, kad jie gali gilinti 1,20 m, jeigu dar turėsim omeny, kaip dažniausiai, kas truputėlį iš tikrųjų trikdo dažnai ir šito nepaminėjau dar šiandien, kad vidaus vandens kelių direkcija dažniausiai pasako gan paprastai, pagilinsim 75 cm, pasieksim tą labai nedidelį gylį, atkarpoje tarp Jonavos ir Vilniaus, o čia jeigu ir 1,20 m, taipogi juk nėra daug, ne? Bet tas projektinis vandens lygis, tie 70 ir 1,20 m, arba 120 ir 70 cm, jie skaičiuojami nuo didžiausio nuosekio 95 procentilės. Tai iš esmės ne nuo vidutinio vandens lygio, o ne didžiausio nuosekio 95 procentilės. Tai apie ką mes gyliai bus didesni, kasimo darbai bus daug didesnio masto. Ir mes tada jau nebekalbam, kad tai bus tik 1,20 m. Mes kalbam apie absoliučiai įspraustą į aukštus, arba į tokius griežtus krantus, iš esmės klasikinį kanalą. Kokį mes turim Nemuno žemupyje dabar belikusi po pastarųjų darbų. Nieko panašaus į upę, į turtingą ekosistemą, kuri yra dabar tenais. Nieko tenais nebus. Ir žinot, man dar, tarp kitko, norėčiau irgi akcentuoti šitą. Man šiek tiek yra nesuprantama žvejų pozicija. Tame tarpe turbūt lašišautojų pozicija arba žmonių, kurie aktyviai gaudo lašišas. Ir manau, kad reikėtų sukelti, angliškai šitas terminas vadinasi awareness, o lietuviškai tai būtų įspėti kažkaip ar ne. Įspėti arba sukelti visuomenės išreikšti susirūpinimą. Ir tame tarpe žvejų bendruomeniai, nes jeigu pasižiūrėsime bendrai, mes turim didžiulį kiekį žvejų, kurie kasmet moka už leidimus, nors nesusimoka į Lietuvos biudžetą ganėtinai nemažą sumą. Didžiulis pinigus išleidžia įrankiam, drabužiam, apgyvendinimui, moka akcizą už kurą, galų gale, jeigu taip skaičiuosim keliaudami 100 kilometrų pažvejoti ir taip toliau. Ir aš net nebejoju, jeigu žmonės iš ties suprastų, tie patys žmonės, kurie gaudo lašišas, arba net nebūtinai, jeigu suprastų, kokia tai yra didžiulė rizika ir kad mes, jeigu bus kelias, vandens kelias Neryje, pamirškim lašišas, viskas, taškas, jų nebebus. Jų nebebus,
nes daugiau negu 50% nerštaviečių yra Neries upėje. Galbūt viena kita keliaus į Žeimeną, į Vilnelę, bet tos masės, tos didžiulės populiacijos mes tikrai neturėsim, o palaipsniui populiacija skurs. Čia tas pats pavyzdys ir su Dunojaus upėmis ir intakais, kur esu minėjęs ne kartą, kad berods 600 milijonų yra išleista lašišų populiacijai atkurti ir tai yra absoliučiai į balą išmesti pinigai, nes neatsikūrė populiacija. Ir kaip atsikursiai neturi kur neršt, kur daugintis, ar ne? Taip. Ir tas pats bus ir su Nerim. Ir tai yra toks, sakyčiau, didžiulis ažiotažas, kurio kol kas lyg ir norėtųsi matyti žvejų bendruomenė, bet mes, iš tikrųjų nematom. Norėtųsi tikėtis, kad žvejai, sąmoningi žvejai, kuriems rūpi gamta, rūpi ta pati žuvis, kurią pagauna ir paleidžia nusifotografavę gražiai, jie taip pat išreikš savo susirūpinimą ir pradės apie tai kalbėti. Taip, aš irgi tikrai ir gavau ir žinučių per Facebooką, ir Lietuvos žuvis rašė, yra dalis žmonių, kurie sako, kuo mes galim prisidėti, ką mes galim padaryti, kad šita nesąmonė nebūtų padaryta. Netgi buvo tokių, sako, gal renkamės į Vilnių, gal jau važiuojam, protestuojam. Tikrai yra procentas žmonių, kurie rūpinasi, kurie seka šitą klausimą, bet tikrai Laurynas labai teisingą temą užkabino, kad tikrai atrodo meškeriotojai nori pagauti tą trofėjų, gražią žuvį, kovingą žuvį. Pakovokit už ją, būkit aktyvūs. Tikrai, jeigu patys negali tam skirti laiko, prisidėkit prie mūsų veiklos, gali tapti ir mūsų kontribui rėmėjų. Galų gale jūsų parašytas komentaras Facebook'e ir išsakyta nuomonė viešai tikrai padeda atlaikyti visą šitą spaudimą, nes tikrai diskusijos čia nesibaigia, čia jos, sakyčiau, tik prasideda. Ir mes, kai viskas dar... Mes išgirdom tą pačią Edmundo Jakilaičio tinklalaidę, kuris kalbino poną Vinokurovą, vidaus vandens kelių direkcijos vadovą. Mes su asociacija tikrai svarstėm, ką daryti, nes tai tarsi atrodo tik tais kalbos. Ar čia jau išstot su kažkokia vieša pozicija, ar kažką, o gal čia laukt, kol bus kažkoks projektas paruoštas ir visa kita. Tai labai tai buvo tokios rimtos diskusijos ir galiausiai buvo Martyno nutarta, kad vis dėlto reikia jau išstoti ir pradėti kalbėti. Tai ačiū Dievui, kad šitas žingsnis įvyko ir mes, kaip sakyt, pamatėm, kad tai ne vien tik tais kalbos, kad tai jau yra tikrai ruošiamasi tam ir jau ruošiamasi ne šiemet ir tikrai ne pernai, kad tam jau ruošiamasi ir aišku, nuo Pakso laikų jau galima sakyti, ar ne? Ir pabaigai noriu, Laurynai, tavęs paklausti, kaip tau pačiam atrodo, ar tos institucijos, kurios turėtų rūpintis, ar ne, mūsų gamtosauga, tuo, kad mes išsaugotume tos upės gyvybę, pakankamai dėmesio tam skiria. Ir ar tikrai, galim palikti, sakyti, jau aplinkos ministerija ar aplinkos apsaugos departamentas pasirūpins, mes ten sofutės galim sėdėti ramiai. Labai norėtus taip tikėti, kiek esu bendravęs ir su aplinkos ministerijos atstovais. Turiu tikrai pasakyti labai teigiamai, galiu atsiliepti apie visą aplinkos ministerijos komandą. Jie daro daug, jie stengiasi, bet ne viską gali padaryti. Tai norėtųsi tikėtis, kad visgi vandens kelias, valstybės reikšmės vandens kelias Neryje bus išbrauktas iš vandens kelių sąrašo. Tam, kiek suprantu, prieštarauja ir truputį spardosi, nežinau, ar truputį ar labai spardosi susisiekimo ministerija, nes vandens kelių sąrašą tvirtina ministras pirmininkas. Tai yra Gintautas Paluckas turėtų patvirtinti naują redakciją. O jis greičiausiai nesureikšmina dalykų, kaip per daugeliu. Tai prie šito gal truputį grįšiu, jeigu galima. O teikia susisiekimo ministras, jei neklystų, vandens kelių sąrašą. Tai norėtus labai paprašyti ir tikėtis galbūt, kad būtų tas kelias sąrašas galų gale peržiūrėtas. Ir būkim blaivaus proto visi. Juolab, kad mes tikrai turim labai stiprius ir didžiulius įsipareigojimus Europos komisijai. Artėja 27 metai, vandens pagrindų direktyva, daugelis žmonių tai nieko nesako, bet mes įsipareigoję pagerinti savo vandens telkinių būklę.
artėja gamtos atkūrimo reglamento jau viena iš etapų atsiskaitimas, kuomet šalis narės, ES šalis turės pateikti ir įrodyti, kad jos vykdo europinius įsipareigojimus. Labai dažnai mes galvom, kad ES tai yra ta geroji ranka, kuri tik duoda pinigus mums keliams, infrastruktūrai, keliams ir projektėliams. Tai vat iš tikrųjų taip nėra. Mes labai daug turime įsipareigojimų, kuriuos turime gražinti atgal, kuriuos turime įvykdyti. Ir jeigu mes neįvykdysim, bus blogai. Gausim matyti sankcijų. Galima bandyti išsukinėti uodegą, nežinau, meluoti arba kažkaip bandyti ne visai teisingai pagrysti ir kažkokius teikti argumentus, kodėl mes to neįvykdėm. Bet labai manau, kad bus sunku, kai Lietuvos mokslo akademija ir absoliučiai didžioji dalis mokslo bendruomenės yra aiškiai dėšiusi savo poziciją, kad negali būti Neris vandens kelias, kad tenais mes turime išlaikyti natūralią upę, jinai yra vienintelė Europoje. Ir Laurynai per pranešimą minėjai dar, kad tos šalys, kurios nesilaikė tam tikrų direktyvų, dar nemažai ir susimokėjo baudų. Yra gausybė atvejų, kai visų pirma, tai Europos teisingumo teismas yra išaiškinęs, kad šie mano minėti teisės aktai nėra šiaip popieriukai, kuriais pamusikuojam kur nors per posėdį kokį ir pamirštam įdedami stalčiai. Tai yra privalomas vykdyti teisės dokumentas. Jeigu mes nevykdom, yra pavyzdžių, kai gausim didžiulės sankcijas. Prancūzija yra gavusi už oro taršos nevykdymą direktyvos 10 milijonų, nepasakysiu tiek, 10 milijonų bauda. Lenkija už Natūra 2000, beje, Neris taipogi yra Natūra 2000 teritorija, tai Lenkijoje Natūra 2000 teritorijoje vykdyti kirtimai neteisėti, jei neklystų, per dieną 100 000 jiem paskaičiavo. Už dieną baudų, įsivaizduokim, kokios tai yra sumos. Ir galima būtų vardinti, kuomet mes turime Europoje tokių pavyzdžių, kada buvo skirtos labai aiškios didžiulės baudos už tai, kad mes nevykdom savo įsipareigojimų. O beje, grįžtant prie ministro pirmininko, tai ir šita valdžia ir prezidentūra kartu su prezidentu priešaky, kalbėdami apie gerovės valstybę, visur akcentuoja, kad reikia įsiklausyti ir vadovautis mokslo bendruomenės išvadom, kad mokslas turi keliauti priešaky ir taip toliau. Tai mokslas aiškiai išsakė savo poziciją, labai palinkėčiau valdžiai ją įsiklausyti, nes būtų paradoksalu matyti vaizdą, kuomet viena yra deklaruojama, o absoliučiai visai kiti dalykai yra daromi. Ir šiuo bent jau atveju mes labai aiškiai matom, kad mokslas sako, kad tai yra negerai. Ir labai nedidelė suinteresuota grupė žmonių, kurie yra, sakykime, motyvuoti laivuoti šitos upės, o jų tikrai nėra daug. Mes galim pažiūrėti, aš garantuoju, kad bus gerokai didesnis kiekis tų pačių žvejų, kurie praleidžia čionais savo laisvalaikį ir tikrai sumoka nemažus pinigus į tą biudžetą. Tai nedidelė žmonių dalis, kuri yra suinteresuota neaiškiais motyvais įgyveninti tokius projektus ir prasiplaukti nuo Kauno iki Vilniaus, tai nėra racionalu. Tai yra savanaudiška ir egoistiška ir aš galiu dar pasakyti, kad Neris yra ne tik jų, Neris yra visų mūsų turtas. Taip. Ir mūsų atsakomybė, kaip su tuo turtu elgtis ir kai tas turtas yra bendras, reikia suprasti, kad yra daug interesų ir reikia labai protingai pasverti visus už ir prieš. Ir aš, baigdama šitą mūsų pokalbį, noriu visus klausytojus ar žiūrovus, jeigu mus ne tik klausėt, bet ir žiūrėjot, pakviesti noriu jūs praplaukti Nerimi, praplaukti Baidarėmis ir pamatyti šitos upės pasakišką grožį, pamatyti jos rėvas, pamatyti jos pakrantės ir tikrai kitų žvilgsnių pamatyti, kaip šita upė atrodo ir jūs jie plaukdami prisiminkit, kad plaukėt vienintelę tokia upė Europoje. Esu praplaukęs Plaustu iki Jurbarko, tai dar ir Nemunu. Aha, Plaustą pats darei? Pats, o atplaukė Jurbarką, išrūšiavome jį konteineris, gavos visiškai ekologiškas. Galiu pasakyti, ir tvarų žygis užtruko 12 parų nuplaukti iš Vilniaus į Jurbarką. Tai Neris jau tokia gerai paaugus. Dar tada neaugo. Tai Neris viena gražiausių upių, kurias man teko matyti ir kuriamis plaukti, kuriuose būti.
Taip, atraskim, pamatykim ir kitiem papasakokim. Ačiū labai, Laurynai, kad radai Ačiū laiko jums. čia mūsų pokalbį. Primenu, kad kalbėjomės su Vilniaus universiteto docentu, geografu Laurynu Jukna, o šito podcast'o autorė aš, Monika Kazlauskaitė, Asociacijos Lietuvos žuvys atstovė. Iki kitų susitikimų ir nepamirškit parašyti komentaro ir, žinoma, pasiūlykit temų, jeigu norit, kad pakalbintume mokslininką arba kitą mūsų bendruomenės atstovą jums rūpimą temą. Ir Iki. paspauskit patiktuką. Taip, Iki. spaudžiam. Iki.